Sveiki, taigi čia mano pirmasis Minecraft video. Čia aš darysiu paprastą survival. Mūsų kanale taip pat yra kitokių video apie GTA San Andreas ir triukus. Vėliau mes kelsime jų daugiau. Na, o čia bus toksai paprastas, klasiškas Minecraft išgyvenimas. Tiesiog bandysiu kuo geresnius daiktus gauti, ten šarvus, viską pasidaryti, namą gražų pastatyti, ten fermas visokias, statinius, nukeliauti į pragarą, na, su laiku nukeliauti ir susirasti tą strongholdą ir tada susirasti portalą į End. Tenai jau nužudyti drakoną ir tada jau greičiausiai ir bus pabaiga. Na tai, vištų. Mėgstu aš vištų. Čia. Stringa truputį. Gerai. Dar truputį medienos reikia. Na čia bus, aš manau, tik ten įsirengsiu savo nedidelį būstą pirmai nakčiai ir šitą video kaip ir užbaigsiu. Kitame video jau pradėsiu kažkur tai keliauti, ieškoti vietos pirmam namui. Gerai, kad aš atsidūriau dar tokiam geram biome, kaip taiga. Na, biomai tai yra, tai vadinami Minecraft pasaulio, na, tos vietos, kaip atskirti miškai, ten dykumos, kalnai, vandenynai, jūros. Na va, čia tokia lygi vieta, bet man reikia pirmai nakčiai kažkokios olos. Tenai va, aš keliausiu į tą pusę. Štai ten. Gerai. Su obuoliu kasim. Taip, pasidarykime dar blastelį. Na, aš čia naudoju Minecraft 1.3.2. Naujausia versija. Na, čia jokia ne beta ar alfa ar kažkas to čia. Tiesiog paprastas Minecraft be jokių raidinių, žodinių įvardinimų. Dar sakoma, kad tai yra pilnas išleidimas, nu, nes beta ir alfa kaip įprastai būna žaidimų kažkoks tai, na, paruošiamasis bandymas jų. Ir beje, galima per Minecraft naudoti štai va, laikote pelę ant daikto, kurį norite paimti, pavyzdžiui, jį susikraftinat, susidarot, tada spaudžiat ant shift ir spaudžiat pasimti jį ir nukrenta jums į rankas. Na taip patogu visai, jeigu reikia greitai kažką paimti, pavyzdžiui, iš čestų. Na va, aš tai parodysiu. Jo, aš turiu čestą. Va, pavyzdžiui, jūs norite padėti, va, spaudžiate shift ir tai viską dedate. Taip, man čia nereikia. Na, paliksiu kažkokią dalį medienos, nes man visus nereikia. Dabar reikia pasidaryti įrankius. Dar reikia biškį prisikasti. Rekomenduočiau šiaip pirmai nakčiai visiems susikraftinimą visų daiktų, kad tik anglis. Tuoj dar kalbėsiu apie iškasenas. Visiems susikraftinimą rekomenduočiau turėti bent jau 20 cobblestone. Na tai šitas va skaldytas akmuo. Šitas va yra, nu, paprastas akmuo, neskaldytas. Nes jūs jį neiškasėt dar, tai jis ir yra nesuskaldytas. Kai kazat, tai jis susiskaldo, bet jį gauna. Taip. Visą šitą anglį iškasiu. Labai man nepatinka mediniai kirstukai, jie labai greit susinešioja ir labai lėtai kasa.
tai. Na, iškasenas Minecraft žaidime, nu, jų nėra labai daug. Po vieną matyt kiekvienam dalykui. Na, yra anglies, jinai skirta kepimui ir dar pasidaryti deglus. Beje, anglį galima padaryti iš medžio, pasidarys medžio anglis, na tai iškepti medžio rąstus. Krosnį. Dar yra geležis. Na, jinai tokios, ne su juodais taškeliais kaip anglis, o su tokiais, nu, oranžiniai rusvais, kažkas tokio. Na, geležis yra naudojama geriem daiktam daryti, pavyzdžiui, geriem šarvam, tokiam jau tikrai tvirtiem, vos netvirčiausiai žaidime. Na ir geriem visai įrankiam, vidutiniškiam tokiam. Tada eina auksas, jis yra labai minkštas, jo neapsimoka praktiškai naudoti, labai jau kokybė prastai, jis labai greit susinešio. O garselis čia. Bet aš nelabai kol kas girdžiu šitos garsus, tik žinau, kad jie reiškia, kad čia yra kažkur ola, yra dungeonas, strongholdas, na, jie kažką turi reikšti. Tai sudarysim krosnį. O, tai nevai. Kam aš užstačiau tenai? Na, taip. O, aš tada žadysiu vištą. Nemėgstu šių vištos, durnos vištos. Jau zombiai kažkokį. Beje, išlenda visi blogiukai naktį. Na, Minecraft yra visokie monstrai, zombiai, skeletonai tokie skeletai vaikštantis, su lankais šaudantis. Dar yra tokie creeperiai, jie prieina prie jūsų ir sproksta, jeigu jūs nepabėgate nuo jų greit. Jie jūs tik pamato ir jeigu jūs nenueinate greitai, jie sproksta. Nu tai jie yra vieni pavojingiausių šiaip, nu nes jie taip ir namus visiems gadina ir jeigu jūs prie pat būsite, kai jis sproks, tai mirsite. Tikrai jos sprogimas galingas. Na, dabar jau akmens užtenka. Taip. Dar reikia medienos. Taip. Greičiau. Taip, dabar galime daryti visus įrankius. Na, aš matyti jau ir užbaigsiu šitą video, nes, kaip sakiau, nebus ilgas. Taip, dabar pasidarom visus įrankius jau. Ne, man nereikia. Kastuvą aš jau turiu, reikiriu normalų, akmeninį. Taip, maistas. Aš mėgstu labai tvarkingai gyventi ir man taip daug patogiau dirbti. Neišmėtėte niekas, taip, viskas išsitipė. Na, aš manau, kaip pirmam video, tai jau ir užteks, aš su jumis greičiausiai valdai visais video atsisveikinti, nebent pamiršiu. Atsiprašau, kad aš dabar be skinų, pas mane kažkas atsitiko. Kažkokia tai problema ten būna, užstringa. Na tai iki kito epizodo.